Sveiki, eteryje laida Renkuosi studijuoti ir aš jos vedėjas Ignas Grinevičius. Šiandien laidoje kalbėsime apie labai jautrią temą mūsų sveikatą. Turbūt ne kiekvienas iš mūsų išdrįstų imtis tokios atsakomybės, rūpintis kiekvieno kito sveikata prieš tai davus priesaiką. Išgirskime apie šią specialybę plačiau iš pirmų lūpų, iš solidžią patirtį turinčių medikų. Kauno kolegijos medicinos fakultetas. Seniausia buvusi Kauno medicinos mokykla turi kuo džiaugtis ir didžiuotis. Veiklą jį pradėjo net 1920 metais. Profesoriaus akušerio ginekologo Prano Mažylio organizuotais akušerių ir medicinos seserų kursais. Ilgametė ir istoriškai reikšminga patirtis žymi institucijos sparčią plėtrą bei pažangą. Per 103 veiklos metus fakultetas išsiplėtė, įrengė modernes edukacinės aplinkas, laboratorijas, praktinio mokymo bazes. Šiandien Kauno kolegija būsimiems medicinos fakulteto studentams gali pasiūlyti net 13 studijų programų. Šio fakulteto teikiamos studijų programos patenka tarp geriausių Lietuvos kolegijose siūlomų studijų, skirtų sveikatos priežiūros specialistams rengti. Tai rodo kasmet vykdomi reitingai, kuriuose fakultete realizuojamos studijų programos užima lyderiaujančias pozicijas. Ilgametės tradicijos, sukaupta patirtis, ilgametė lyderystė, vertinant medicinos fakulteto veiklas, studijų programų reitingus, įpareigoja siekti aukščiausių tikslų, užtikrinti studijų kokybę. Medicinos fakultete kūrybingai darbuojasi didžiulę darbo patirtį turintys dėstytojai, kurie savo žinias ir gebėjimus su pagarba atiduoda mūsų studentams. Na, o dabar apžvelkime kelias studijų programas. Skubioji medicinos pagalba. Studijos organizuojamos teorinės žinias integruojant į įvairias klinikinės situacijas, kurios vykdomos praktinio mokymo kabinetuose, simuliacinėse klasėse. Praktinių užsiėmimų metu studentai savarankiškai ir komandoje mokosi teikti skubę medicinos pagalbą visų amžiaus grupių, kultūrų, specialiųjų poreikių pacientams, valdyti ūmes ir ekstremalias situacijas įvykio vietoje, naudojant turimus žmogiškuosius ir materialiuosius išteklius. Išties poreikis šiai profesijai yra itin didelis. Poreikis buvo pagrįstas bendraujant su mūsų socialiniais partneriais, greitosios medicinos pagalbos tarnyba, ligoninėm ir iš tikrųjų pasitvirtino, kad šių specialistų reikia. Tai šių studijų metu tikrai labai svarbu įsisavinti ir teorinės žinias, ir taip pat turėti asmeninių savybių, kurios gali padėti šiame darbe, tai būti pakankamai empatiškai, mokėti daugiau kalbų, bendrauti su žmonėmis, nebijoti prie jų prisiliesti, jiem padėti. Ir šių studijų metu tikrai pastebėjau, kad medicina tai yra mano sritis, ko anksčiau nesupratau, kad bendravimas su žmonėmis, pagalba jiem yra mano pašaukimas. Į šią programą skubioji medicinos pagalba gali stoti studentai po 12 klasių, turintys vidurinį išsilavinimą. Studijų trukmė trunka 3 metai. Studiją sudaro teorija ir praktika, tai ne mažiau kaip 50% profesinės veiklos praktika, nes šiai specialybei, šiai profesijai yra itin svarbus ir didelis dėmesys skiriamas praktiniam užsiėmimam, praktiniam veiklom. Tai tikrai kviečiu visus studentus šiais metais baigiančius ar žmonės, kurie nori tapti paramedikais, nori padėti žmonėm, bet nežino, kokia jų yra kryptis. Pasirinkite šitas studijas, gausite labai gerą specializaciją, mokysitės 3 metus, patirsite daug praktikos, sužinosite daug teorijos ir susipažinsite su įvairiais žmonėmis. Taip pat sužinosite, ką reiškia turėti puikius dėstytojus. Baigę skubiosios medicinos pagalbos paramediko specialybę, studentai turi galimybę toliau tęsti studijas kolegijoje, išsilyginti į bendrosios praktikos slaugą, taip pat turi galimybės tęsti studijas antrosios pakopos universitete.
Na, o štai radiologijos studijų studentai praktikas atlieka Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikose, radiologijos klinikos diagnostikos centre. Kitų šalies ligoninių, Kauno klinikinės ligoninės, Kauno respublikinės ligoninės, radiologijos skyriuose ar privačiose sveikatos priežiūros įstaigose. Praktika atliekama po atitinkamų teorinių ir praktinių klinikinių darbų, vadovaujant praktikos vadovui ir konsultuojant praktikos vadovui dėstytojui. Tai radiologijos studijų programos tikslas yra paruošti radiologijos technologus, gebančius atlikti radiologinės procedūras, vertinti diagnostinius vaizdus, jų kokybę, taip pat bendradarbiauti daugiaprofilinėje komandoje, kelti savo kvalifikaciją ir spręsti tiek mokslinės, tiek praktinės problemas. Taip pat radiologijos studijų programos studentai turi galimybę studijuoti užsienyje arba atlikti praktiką. Užsienyje jie studijuoja dalies studijas ir mūsų studentai dažniausiai radiologijos studijų programos išvyksta į Latviją, Estiją, Suomiją, Portugaliją, Turkiją ir Airiją taip pat. Radiologijos technologai yra labai perspektyvi specialybė dėl to, kad yra labai didelis jų poreikis. Darbdaviai ieško ne tik tai periferijoje, bet ir Kaune pačiame, ypač privačios asmens sveikatos priežiūros įstaigos. Mūsų visuomenė sensta ir labai yra aktuali ankstyva diagnostika, būtent radiologinė diagnostika. Ne veltui ne tik valstybinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos, bet ir privačios asmens sveikatos priežiūros įstaigos stengiasi įsigyti vis naujesnės radiologinės technikos. Ir aišku, tai technikai tarnauti, su ja dirbti reikalingas radiologijos technologas. Absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitimo, jei nori studijuoti pagal universitetinės pirmosios pakopos studijų programas. Klaipėdos universitete radiologijos technologai gali įgyti universitetinį šios srities išsilavinimą. Baigę papildomas studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas tiek Lietuvoje, tiek užsienio universitetuose. Dar viena Kauno kolegijos populiari studijų programa – dietetika. Dietistų poreikis tai jisai yra vien susijęs su tuo, kad žmonės labai domisi sveika gyvensena, o viena iš sveikos gyvensenos dalių yra sveika mityba. Ir iš tikrųjų pas mus vis daugiau atsiranda tokių studentų, kurie jau turi kažkokią specialybę, bet tiesiog nori dar studijuoti dietetikoje, nes jiem tai yra įdomu. Arba, pavyzdžiui, jie dirba sporto klubuose ir nori sudarinėti sportuojantiems žmonėms individualius mitybos planus, tai vėlgi jiem tai yra labai aktualu. Nepaslaptis, kad pas mus studijuoja net gydytojai, jiem yra įdomu. Visuomenės sveikatos specialistai, apskaitininkai, norintys keisti specialybę. Tai ši profesija, jinai tokia iš tikrųjų yra populiari ir manau, kad jos populiarumas turėtų dar didėti dėl to, kad nuo 2026 metų sveikatos apsaugos ministro pagal patvirtintą tvarką, kuri reglamentuoja vaikų maitinimosi organizavimą ugdymo įstaigose, tai nuo 2026 metų mitybos planus, ypač individualius, galės sudarinėti tik tai mitybos studijų kryptį baigę studentai. O ta kryptis ir yra mūsų studijų programos dietetika. Šių ir kitų studijų programos privalumas – reali darbo aplinka. Galėsite dirbti pirminio, antrinio, tretinio lygio asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros sanatorinio gydymo įstaigose, atliekančiose įvairaus amžiaus grupių asmenų sveikatos priežiūrą ir reabilitaciją, įvairaus amžiaus sveikų ir neįgaliųjų žmonių socialinės globos, rūpybos, ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo institucijose, krašto apsaugos, vidaus reikalų sistemos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kūno kultūros ir sporto centruose, privačiose asmens sveikatos priežiūros maitinimosi institucijose, valstybinėse ir privačiose viešojo maitinimo įstaigose. Įgijęs medicininių ir maisto ruošimo žinių, gebės vykdyti maitinimo ir maitinimosi priežiūrą, sudaryti maitinimo programas, konsultuoti ir teikti tinkamos mitybos rekomendacijas.
Glaudus bendradarbiavimas su socialiniais partneriais leido sukurti efektyvią mentorystės praktikos vietoje sistemą. Studentų praktikų metu lydi, juos konsultuoja ir stebi praktikos mentoriai. Siekiant kryptingo studentų praktinio įgūdžio plėtojimo, fakultete kasmet parengiama apie 30 naujų praktikos mentorių. Praktikų kokybė stebima ir organizuojant vizitavimus praktikų vietose. Tai leidžia ne tik geriau pažinti studentus priemančias organizacijas, bei stiprinti bendradarbiavimą, kartu ieškoti geriausių sprendimų studentų praktiniams gebėjimams plėtoti. Studentų teorinių ir praktinių žinių plėtrai papildomas sąlygas sukuria fakultete aktyviai vykdomos savanoriškos veiklos, aktyvus dalyvavimas nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose. Dėl to studijavimo veiklos dažnai peržengia įprastas edukacinės aplinkas. Kviečiu rinktis studijas medicinos fakultete. Čia tikrai rasite ir bendraminčių, ir gerų draugų, bičiulių. Linkiu gražios likusios vasaros. Susitikime rugsėjį medicinos fakultete ir tapkite mūsų darnios bendruomenės, didelės šeimos, svaria dalimi. Baigę mediciną galite rinktis daugybę specializacijų, tačiau šį kartą nusikelkime į tyrimų laboratoriją, kur jau antro kurso Kauno kolegijos studentai atlieka praktiką. Pamatysime iš arčiau, kaip atliekami kraujo tyrimai. Mūsų įmonė Medicina Praktika laboratorija pradėjo kurtis 2000 metais ir tai sutapo su tuo tokiu išsiskyrimu didžiųjų poliklinikų birėjimu ir šeimos gydytojų paslaugos atsiradimu. Daugelis gydytojų noriai ėmėsi iniciatyvos, perkelė savo darbo visas pajėgas ir kartu ir slaugytojas į atskirus mažus kabinetėlius ir be abejo tokios paslaugos kaip laboratorinė medicina jie jau nebeteko. Tai vienas pažangiausių medicinos laboratorinių tyrimų tinklų Baltijos regione. Čia dirba daugiau nei 200 aukštos kvalifikacijos darbuotojų. Čia nuolat diegiamos pažangiausios technologijos, naujausi kokybės standartai, visą dėmesį skiriant žmogaus sveikatos diagnostikai. Mūsų laboratorija viena iš nedaugelio, kuri turi automatizuotą kraujo mikroskopiją, tai turėdami kraujo tepinėlį, kuris yra nupieštas ant objektinio stiklelio, jis yra dedamas į šį prietaisą ir programa nuskanuoja šitą tepinėlį ir gauname vaizdus, kurie atspindi kompiuterio ekrane. Pats prietaisas jisai identifikuoja didžiąją dalį ląstelių, bet specialistas vis tiek yra tam reikalingas, kad jisai atkreiptų dėmesį į kiekvieną ląstelę ir patvirtintų tą rezultatą. Tai mūsų įmonėje yra atliekama bemaž 400 skirtingų laboratorinių tyrimų pavadinimų. Iš viso per metus atliekame virš 4 milijonų tyrimų. Jeigu žiūrėti pasauliniu mastu, tai mes esame maži, atliekam vos 10% visų įmanomų laboratorinių tyrimų. Bet to, ką mes atliekame, užtenka Lietuvos populiacijai ištirti ir aprūpinti mūsų paslaugomis. Mūsų pagrindinis tikslas yra ir didžiausias pasiekimas tai, kad turime labai glaudžius santykius su kolegijom. Mes visada kviečiame 2-3 metų studentus pas mus atlikti praktiką. Tai, kad jie iš tikrųjų pamatytų, kaip vyksta darbas laboratorijoje. Tokiu būdu jie susipažįsta gyvai, kartais netgi mes juos galime jiem pažadėti, kad jie bus priimti pas mus į darbą, jeigu matom, kad motyvuoti, iniciatyvus, darbštus, pirmin visada esam atviri ir visada priemam. Be abejo, mes matom, kad vis tiek trūkumas yra šios srities specialistų ir todėl tikrai norėtumėm tuos vaikus, kurie dar vidurinėse mokyklose yra, kad jie sietų su šitą specialybę, nes tai yra specialybė, kuri padeda gydytojai priimti teisingą sprendimą ligos gydyme. Tai mūsų atliekamų tyrimų spektras yra pakankamai platus. Atliekam nuo tradicinių bendrojo kraujo tyrimų, bendrojo šlapimo tyrimų iki
sudėtingų biocheminių, imunocheminių tyrimų. Turime atskirą mikrobiologijos laboratoriją, atliekam mikrobiologinių tyrimų visą grupę. Kai kuriuos molekulinius tyrimus atliekame, taigi technologijų turime pačių įvairiausių. Vėlgi galima dėti tiesiog išlapimą į prietaisą ir pats prietaisas paruošia mikroskopinę tepinėlę ir duoda skaitmeninį mikroskopijos vaizdą. Tai iš 15 nuotraukų pats prietaisas randa tam tikrus radinius ir vėlgi specialistui reikia peržiūrėti tą tepinėlį, ar tikrai sutinka su prietaisu. Ir jeigu visi parametrai atitinka, tai tas tyrimas yra validuojamas. Kolegijoje studentai neturi galimybių prisiliesti, išskyrus tos atvejus, kai jie ateina praktikos pas mus į laboratoriją. Tik prisilietęs prie prietaiso gali suprasti, kaip jis veikia. Jie nėra labai sudėtingi, juos greitai galima įgusti valdyti. Šiuolaikinė aparatūra yra vartotojui labai palanki. Renkantis medicinos mokslus reikia turėti daug atsakomybės, reikia jausti empatiją žmogui apskritai. Taip pat reikia nuolat siekti tobulėti, kadangi tai yra nuolatinis viso gyvenimo mokymasis. Jeigu žmogus tokių savybių turi, jis yra tinkamas medicinos mokslams. Todėl, kad bent kokia klaida tai yra pavojus pacientui. Mes galim pakenkti žmogui. Ir visi pas mus dirbantis darbuotojai šitą atsakomybės jausmą turi labai didelį ir mes tai akcentuojam kas kartą, nes nieks nenorėtų būti, nei vienas iš jų, nei jų tėvai, nei artimieji, gavę neteisingą atsakymą. Mūsų įmonė yra oficialus Lietuvos olimpinės komandos rėmėjas. Tyrėme olimpiečių kraują ir teikiame jų tyrimų rezultatus, jei reikia, juos komentuojame. Ir čia norime labai aiškiai pabrėžti, kad ne vien profesionalūs sportininkai turi rūpinti savo sveikata. Kiekvienas mes esame atsakingas už savo sveikatą. Ir vienas svarbiausių pirmųjų žingsnių prieš darant tyrimus. Jiems reikia pasiruošti. Kiekvieną kartą prieš eidamas atlikti bet kurį tyrimą turi labai gerai susipažinti su prieš tyrimo atlikimo procedūrom arba veiksniais. Tai vienas iš tokių, kad nebūtų persidirbęs ten fizinių darbų, nebūtų rūkęs, nebūtų baliavojęs visą naktį, nebūtų nukrėstas elektros srovės. Ir čia kaip pavyzdys, bet pas mus pasitaiko, kad ateina žmonės visiškai kaip nepasirūpinę savo būseną ir tada rezultato nuokrypiai gali būti iki 50%. Vien dėl to, kad jis nesuprato, kaip turi elgtis tai prieš tyrimą. Studijos medicinos nėra lengvos, reikia įdėti daug pastangų, kadangi tenka sutalpinti didžiulį kiekį informacijos, o jinai nuolat kinta, nuolat naujinama. Dirbti medicinoje vėlgi nėra lengva. Gali tekti susidurti su pačio įvairiausio plauko žmonėm, su geranoriškais, bet taip pat ir su piktai nusiteikusiais, nenorinčiais bendradarbiauti su tavimi. Tai reikia turėti ne tik didelį bagažą žinių, bet ir turėti užsiauginus tokį, sakyčiau, kiautą, kad tavęs emociškai nepaveiktų ir tu neperdegtum. Jei ruošiatės būti mediku, turite aiškiai suprasti. Mokytis gali tekti labai ilgai. Pagrindinės specialybės yra laboratorijos gydytojas, yra baigęs medicinos fakultetą arba Lietuvos sveikatos mokslų universitetą. Toliau jis turi būtinai baigti rezidentūrą, 4 metai. Ir tada jisai tampa jau pilnu specialistu, kuris gali interpretuoti ir konsultuoti pacientus, matydamas jų tyrimus. Kiti darbuotojai tai yra medicinos biologai, kurie irgi dirba laboratorijoje, pilnavertį darbą. Jie daugiausiai yra atsakingi už vidinę tvarką pačioje laboratorijoje. Taip pat jie išmano visų tyrimų metodikas, kontrolės, kokybę ir visus susijusius kitus veiksmus. Ir jie turi būti baigę biologijos bakalaurą ir po to magistratūrą jau medicinos fakultete arba LSMU. Ir toliau yra technologai, ar ne, kurie anksčiau vadinosi laborantai, dabar tai jie baigė yra kolegijas. Ir šitie žmonės turi vieną iš didžiausių tokių atsakomybių, nes jų rankose
būtent yra kiekvieno paciento kraujas. Šios specialybės atstovų misija Žemėje labai kilni. Nėra nieko maloniau, kai žinai, jog tavo darbas gelbsti gyvybės. Šiandien laidoje renkuosi studijuoti jau tiek, kita laida 12 val. Pirmadienį per Lietuvos ryto televiziją, su kuria ir kviečiu likti.